Bet labai pamiršom daug dalykų, kuriuos turim čia. Tai gal yra svarbu ir laikas po 36 metų nepriklausomybės grįžti ir pradėti didžiuotis. Labai geras. Beprotiškai geras. Labai su tokiu pasimėgavimu aš jį darau, su tokiu malonumu. Kažkaip labai daug nerimo palikau šone, ko negali įtakoti, net nebandai apie tai ir galvoti. Restorano sėkmė ateina per ilgą laiką dirbant ir darant. Ir tu skaičiuoji visus žingsnius, ko tau reikia, kad tu atsidurtum ten, kur tu nori atsidurti. Tai ir top 30, ir gidai, visi kiti, jie yra paskaičiuoti. Ambicija sukurti gerą ir smagų restoraną. Geras ir smagus restoranas man visą laiką yra pilnas žmonių. Pilnas šurmulio, gyvybės, juoko, smagaus laiko, gerų atsiminimų, geros emocijos. Tai man labai įdomu pačiupinėti, kas yra tas standartas. Pabandyti pasižiūrėti, kur jisai yra, ko jam reikia, ką tai reiškia. Bet principas lieka tas pats. Lokalus produktas, pateiktas įdomiai, gaminti jį skaniai, parodyti, kad su šitais vietiniais produktais gali puikiai dirbti, kurti ir daryti aukščiausio lygio produktus ir tikėtis, kad mūsų tas svetingumas, kuriuo mes buvom žinomi, gali dar kilstelti biškelį aukščiau ir būti dar smagesnis. Aš nesijaučiu, kad aš kažką labai palikau. Aš žmonės pasiėmiau su savim. Ne įranga, ne erdvė, ne stalai, ne apšvietimas, ne interjeras, ne kažkas. Žmonės yra tai, kas kūrė tavo restoraną. Tai kadangi jie yra visi kartu su manim, tai man dėl to labai ramu yra. Ir man labai patinka, kad mes kompanijoje išlaikėm idėją, kad jisai yra ne apie šefą. Jis turi būti apie lokalius produktus užaugintus ūkyje, kuriuos tu gali padaryti. Ir man ta transformacija, Vitos atėjimas vietoj manęs į tenais ir perėmimas ir atėjimas su savo filosofija, leidžia jam vėl kitaip atsiskleisti. Ir man atrodo, kad ta erdvė tikrai yra beprotiškai graži. 17 amžiaus rūmų pokylių salė. Kas gali būti įspūdingiau Vilniaus mieste? Aš matau jį kaip galimybę šefui parodyti, ką galima padaryti su vietiniu ir lokaliu produktu. Aš jį matau kaip ilgalaikį projektą, kuris visą laiką rodys tam tikrą kryptį, viziją, ambiciją, ką daryti su vietiniais produktais. Ir čia tai yra svarbi misija, kad mes suprastumėm iš principo galimybės. Mes kai atgavom nepriklausomybę, mes labai staigiai pradėjome eiti į vakarų pasaulį ir bandydami viską adaptuoti, viską pasiimti, bet labai pamiršom daug dalykų, kuriuos turim čia. Tai gal yra svarbu ir laikas po 36 metų nepriklausomybės grįžti ir pradėti didžiuotis.